Turime stulbinančią naują teisinę bylą. Tariamas reperio Gucci Mane'o apiplėšimas ir pagrobimas. Ši byla turėtų būti įspėjimas kitiems, kurie mano, kad smurto ir bauginimo taktikos naudojimas, apiplėšiant kitus mūsų bendruomenėje, yra tinkamas būdas tvarkyti reikalus. Aš čia tam, kad pasakyčiau, tai nėra tinkamas būdas ir jei nuspręsite taip elgtis, mes greitai jūs patrauksime atsakomybėn. Palaukite, kol išgirsite ne tik kaltinimus, bet ir įrodymus. Stebėjimo vaizdo įrašus, Instagram paskyras, pirštų atspaudus. Tai tikrai įspūdinga, švelniai tariant. Turime baudžiamąjį skundą, kuriame viskas išdėstyta ir dabar viską jums paaiškinsime. Sveiki atvykę į Sidebar, kurį pristato Law and Crime. Aš Jessis Weberis. Gerai, turiu tuo pasidalinti. Turiu tikrai įdomių naujienų, gerai? Mes čia Law and Crime praleidame tiek daug laiko kartu, sekdami kiekvieną netikėtą posūkį vėlyvų naktų bylose, kad norėjome rasti būdą, kaip jūs dar labiau priartinti prie veiksmo. Štai kodėl mes pagaliau pristatome Law and Crime Plus. Tai jūsų nauja vieta, kur rasite tūkstančius valandų laidų be reklamų ir išskirtinių bylų medžiagų, kur galėsite patys gilintis į įrodymus. Mes tikrai sukūrėme tai bendruomeniai žmonių, kurie iki vėlumos analizuoja kiekvieną detalę laukdami nuosprendžio. Taigi tai yra tiek jūsų erdvė, kiek ir mūsų. Pirmin, parsisiųskite programėlę, susipažinkite su funkcijomis, praneškite mums savo nuomonę. Jau šiandien galite apsilankyti lawandcrimeplus.com ir pasinaudoti mūsų riboto laiko pasiūlymu. Tik už 3,99 per mėnesį arba 40,99 už metus. Kaip jūs apskritai suprantate šią antraštę? Reperis Gucci Mane'as, kaip teigiama, buvo apiplėštas ir pagrobtas kitų reperių. Kaip teigia Teisingumo departamentas savo pranešime spaudai, citata, šią savaitę 9 asmenys, tarp jų ir gerai žinomi muzikos atlikėjai, buvo federaliniu lygmeniu apkaltinti dėl kelių aukų pagrobimo ir apiplėšimo, grasindami ginklu muzikos studijoje Dallase, Teksase, pranešė Jungtinių valstijų Šiaurės Teksaso apygardos prokuroras Ryanas Rayboldas. 8 iš 9 buvo suimti Dallase, Teksase ir Memphije, Tenesėje. Tarp kaltinamųjų yra Lantralis Williamsas jaunesnysis, dar žinomas kaip užšaistis, Lantralis Williamsas vyresnysis, Rodnis Wrightas jaunesnysis. Dar žinomas kaip Big 30, Kadariusas Watersas, Terence'as Rodgersas, Demarianas Gibsonas, Demarcusas Gloveris, Cordėjus Johnsonas, Darianas McDanielis. Deja, vakar vyko spaudos konferencija ir noriu, kad paklausytum to momento, kai jie kalba apie tą vieną žmogų, kuris čia buvo dingęs, gerai? Taigi yra žmonių, kuriems pareikšti kaltinimai, bet ne visi buvo suimti. Tai yra Jungtinių valstijų prokuroras Šiaurės Teksaso apygardoje Ryanas Rabelis. Vienas iš asmenų, kuriam pareikšti kaltinimai, dar nepasirodė teisme, tačiau agentai aktyviai ieško jo ir siekia atvesti į teismą. Aš norėjau, kad tai pakalbėti. Erikas Bušmanas iš KRLD. Kadangi dar vieno asmens ieškote, spėju, kad tai susijęs su jo pirmuoju pasirodymu teisme. Jūs sakėte, kad viešinate šią informaciją. Ar nesibaiminate, kad tai gali apsunkinti to asmens sulaikymą ateityje? Agentai ieško jo. Skundas jau yra viešai paskelbtas, o nemažai šių kaltinamųjų jau turėjo viešą posėdį, savo pirmąjį pasirodymą teisme. Taigi jau yra viešai žinoma, kad šiam asmeniui pareikšti kaltinimai. Ši informacija yra viešame registre. Tačiau aš pasitikiu, kad agentai sugebės nustatyti šį asmenį, jį surasti ir patraukti atsakomybėn. Žinoma, tas asmuo gali nedelsdamas pasiduoti pats. Ir aš turiu 32 puslapių baudžiamąjį skundą, kuris buvo pateiktas Jungtinių valstijų Šiaurės Teksaso apygardos teisme, kurį jums paaiškinsiu kuo paprasčiau. Noriu, kad žinotumėte kaltinimus, galimus įrodymus, šalis. Gerai, tai suteiks jums supratimą, apie ką yra ši byla. Ir noriu tai pasakyti dar prieš pradėdamas. Jūs suprasite, kodėl šie asmenys buvo suimti, atsižvelgiant į šiuos tariamus įrodymus, kai viską paaiškinsiu. Bet, visi jie yra nekalti, kol jų kaltė neįrodyta. Turiu tai pasakyti, nes jūs klausysitės ir galbūt pagalvosite, oho, įrodymai prieš juos galima sakyti labai rimti, tačiau iki šiol niekas dar nėra įrodyta. Gerai, su šia pastaba pereikime prie esmės. Taigi, tai yra priesaika patvirtintas FTB specialiojo agento pareiškimas pateiktas siekiant pagrįsti baudžiamąjį skundą. Ir tai yra pareiškimas, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog buvo padaryti nusikaltimai. Gerai. Jis prasideda teiginiu, kad 2026 m. sausio 10 d. aukos, kurios čia įvardijamos tik inicialais, deja tarp jų yra RD, kurį turime manyti esant Gucci Mane, nes jo tikrasis vardas yra Roderikas Davisas. Jie teigia, kad buvo apiplėšti ir pagrobti grasinant ginklu muzikos studijoje Dallase, Teksase. Pasirodo, buvo suplanuotas susitikimas tarp RD ir įtariamojo Lantrelio Williamso jaunesniojo. Atrodo, kad šis hip-hopo atlikėjas žinomas kaip Pūšaisti ir kaip pranešama, jis buvo pasirašęs sutartį su RD įrašų kompanija 1017 Records.
Šis susitikimas, kaip pranešama, buvo dėl sutarties ginčo. Tai vėlgi, pasak prokurorų, atrodo, kad Williamsas jaunesnysis norėjo nutraukti sutartį. Taigi, afidavite teigiama, kad kai RD ir kitos tariamos aukos šioje byloje bei kiti asmenys įeina į šį biurų pastatą, jie supranta, kad jis uždarytas. Taigi, Williamsas vyresnysis, tai matyti yra Williamsas jaunesniojo tėvas, tą dieną bandė užsakyti įrašų studiją savo sūnui ir RD, kad jie galėtų įrašyti muziką. Williamsas vyresnysis matyt kalbėjosi su šiuo nenustatytu asmeniu, žinomu kaip JN, kuris taip pat dalyvauja šiame reikale ir kuriam priklauso studija. Ji yra šiame biurų pastate. Dabar jau suprantate vietos išdėstymą, apie ką mes čia kalbame. Taigi, afidavite yra tariamų kadrų iš stebėjimo kamerų, kuriuose tikėtina matyti, kaip Williamsas vyresnysis kalba su kažkuo telefonu prie pastato. Parodysiu jums trumpą peržiūrą. Šioje baudžiamajame skunde yra daug kadrų, daug nuotraukų. Deja, tai padeda patvirtinti detalės, tai padeda patvirtinti įvykių seką. Tai padeda patvirtinti aprašytus įvykius, kai turite tariamai pažymėtus laiku šios stebėjimo kameros vaizdo kadrus. Ta diena 15:39 min, kaip pranešama, atvyksta asistentas padėti gamybos darbams. Ir afidavite teigiama, kad ši tėvų ir sūnaus pora, Williamsai, ginčijasi su kažkuo telefonu. Gerai, jie ginčijasi. Ir aš jums perskaitysiu tai pažodžiui. Citata. Maždaug 15:43 min. Williamsas jaunesnysis ir Williamsas vyresnysis. Wrightas, Johnsonas, Watersas, Rogersas, Gibsonas, Gloveris ir McDanielis įėjo į rytinę biuro pastato pusę. Įtariamieji pereina per biuro pastato vestibiulį prieš eidami į studiją. Vienas asmuo su dredų šukuosena, vėliau atpažintas kaip Gibsonas, matomas vaizdo įraše išeinantis iš biuro pastato ir netrukus sugrįžtantis su per petį permestu krepšiu. Vėlgi, šiame skunde yra įdėtos, atrodo, stebėjimo kameros nuotraukos, gerai? Dabar priesaika patvirtintame pareiškime teigiama, kad jie įėjo į šią studiją, kur buvo aukos, tariamos aukos. Ir beje, yra nuotraukų, kurios apima studijos vestibiulį, valdymo kambarį, įrašų kambarį. Ir vienu momentu, kaip teigiama, Williamsas jaunesnysis, kuris, beje, ir šitas mane nustebino, tariamai dėvėjo čiurnos stebėjimo apyrankę, gerai, nueina privačiai pasikalbėti su RD apie sutartį. Apie čiurnos apyrankę pakalbėsiu tuoj pat. Tačiau, kaip teigiama, kilo ginčas ir viskas baigėsi tuo, kad Williamsas jaunesnysis buvo apkaltintas išsitraukęs juodą AK tipo pistoletą ir nukreipęs jį į RD, tariamai reikalaudamas, kad šis pasirašytų sutarties nutraukimo dokumentus. Dabar, kaip teigiama, RD pakluso ir pasirašė. Vėlgi darome prielaidą, kad tai yra Gucci Mane'as. Ir yra teiginys, kad RD, kuris atrodo yra Gucci Mane'as, nebuvo leidžiama išeiti, nes jis buvo laikomas grasinant ginklu. Yra kaltinimų, kad, kaip teigiama, Wrightas įrašė, kaip RD pasirašo dokumentus ir yra priverstas pasakyti, kad paleidžia Williamsą jaunesnįjį iš sutarties. O po to, kaip teigiama, Williamsas jaunesnysis paėmė RD vestuvinį žiedą, laikrodį, auskarus ir grynuosius pinigus. Įdomu, ar jie turi tą vaizdo įrašą? Gerai, įdomu, ar jie tai turi. Bet dabar vėl perskaitysiu jums pažodžiui iš skundo. Watersas, Rogersas, Johnsonas, Gloveris, McDanielis ir Gibsonas išsitraukė pistoletus arba ARAG tipo pistoletus ir pradėjo reikalauti turto iš BP ir MM. BP buvo pastumtas ant sofos valdymo kambaryje, o asmuo, BP žinomas kaip CMO, Damn Fu ir priklausantis Williamsas jaunesniojo gaujai, iškratė jo kišenes ir pavogė jo piniginę. BP grandinėlė ir vėrinys buvo pavogti nuo jo kaklo. McDanielis grasino nušauti BP, jei šis pajudės, bet Williamsas jaunesnysis nurodė McDanieliui to nedaryti. Memem buvo smaugtas iš nugaros iki beveik sąmonės netekimo per pagrobimą ir apiplėšimą. Dėl to ant jo kaklo ir riešo atsirado įbrėžimų. Dabar prie skundo yra pridėtos nuotraukos, kuriuose atrodo matyti pjūviai arba nubrozdinimai ant MM kaklo ir riešo. Ir yra teigiama, kad buvo pavogta jo piniginė, laikrodžiai, Louis Vuitton krepšys ir ausinės. O jei klausėte apie apsaugą, ar jis neturėjo apsaugos? Na, teigiama, kad aukos apsauga suprato, jog jų buvo mažiau ir jie buvo prasčiau ginkluoti. Toliau sakoma, cituoju, RD buvo pastumtas ant sofos valdymo kambaryje. Vėlgi, atrodo kalbame apie Gucci Mane'ą, dėl ko aukos patikėjo, kad jos bus nužudytos. Williamsas Jr. pridėjo šaunamojo ginklo vamzdį BP prie pakaušio ir įsakė jam bei RD palikti valdymo kambarį studijoje per vakarinį biuro pastato įėjimą. Tada RD nurodė CW ir TD palydėti juos prie jų automobilio. Kai aukos išėjo, MM atsisuko į Williamsą Jr. ir paklausė jo, ar jie tikrai pasiima jo laikrodžius.
Remiantis vėliau gauta stebėjimo kamerų vaizdo medžiaga, įtariamieji paliko studiją ir biuro pastatą per rytinį įėjimą maždaug 16:48 val. Ir nuo to momento afidavite pateikiamos tariamų įtariamųjų nuotraukos, kuriuose jie, kaip manoma, išeina iš pastato. Taip pat automobilių, kurie, kaip tikima, buvo susijęs su jais ir važiavo šiaurės kryptimi nuotraukos. O kaip jie surado tariamus įtariamuosius? Tai tikrai įdomu. Pradėsime nuo transporto priemonės identifikavimo. Taigi pareiškime teigiama, kad Wrighto tėvas turi 2020 metų Dodge Charger Hellcat su Tenesio valstijos numeriais. Atrodo, kad pareigūnai naudojo numerių nuskaitimo įrenginius, kad sektų Charger važiuojantį paskui kitą automobilį – Dodge Ram. Kalbame apie sausio 10 dieną 14:18 min. Ir jie teigia, kad tas Dodge Ram atrodo kaip tas, kuris vėliau tą popietę buvo užfiksuotas stebėjimo vaizdo įraše netoli nusikaltimo vietos. Atrodo, kad jie taip pat naudoja numerių nuskaitimo įrenginius, kad susietų Charger su labai arti važiuojančiu baltu Buick Enclave automobiliu. Naudodamiesi nuomos įrašais, jie nustatė, kad Enclave buvo išsinuomotas Williamso vyresniojo. Pereikime prie elektroninio buvimo vietos stebėjimo. Prisimeni, kai minėjau apie Williamso jaunesniojo čiurno stebėjimo apyrankę. Pasirodo, jis atliko bausmę už federalinius narkotikų ir ginklų kaltinimus. Namų arešto metu jis turėjo dėvėti elektroninio stebėjimo prietaisą. Taigi jie gali naudoti to prietaiso buvimo vietos duomenis, kad atrodo galėtų sekti jo judėjimą netoli nusikaltimo vietos. Ir tada prisiekusiame pareiškime teigiama, kad Williamsas vyresnysis ir Williamsas jaunesnysis tą pačią dieną anksčiau nuėjo į Staples parduotuvę. Kodėl? Teigiama, kad jie nuėjo atsispausdinti sutartinio atleidimo dokumentų, kurie vėlgi buvo pagrindinė viso šio tariamo ginčo ir įvykio dalis. Dabar federalai sako, kad stebėjimo vaizdo įrašai ir GPS duomenys juos ten užfiksavo. Mobiliojo telefono įrašai. Žinote, tai visada yra svarbu tyriant nusikaltimą, tiesa? Perskaitysiu jums pažodžiui, kas ten parašyta. Likite su manimi. Tai labai svarbi dalis. Tyrėjai gavo Williamso jaunesniojo, Williamso vyresniojo, Wrighto, Johnsono, Waterso, Rogerso ir Gibsono mobiliųjų telefonų įrašus bei telematikos buvimo vietos duomenis ir įrašus apie Dodge Charger Hellcat ir Dodge Ram automobilius. Įrašai rodo, kad Wrightas, Johnsonas, Watersas, Rogersas ir Gibsonas kartu keliavo iš Memphio, Tenesio valstijos į Dallasą, Teksaso valstiją, taip pat su Dodge Charger Hellcat ir Dodge Ram automobiliais. Jie išvyko iš Memphio 2026 m. sausio 8 d. ir atvyko į Dallasą ankstyvomis 2026 m. sausio 9 dienos valandomis. Duomenys iš Gloverio elektroninio stebėjimo įrenginio sutampa su šiais mobiliųjų telefonų įrašais. 2026 metai sausio 10 dieną maždaug nuo 14:28 min. Iki maždaug 14:46 min. Williamsas jaunesnysis, Williamsas vyresnysis, Wrightas, Johnsonas, Watersas, Rogersas, Gibsonas, Dodge Charger Hellcat ir Dodge Ram buvo Winrose Tower rajone, kur Williamsas jaunesnysis gyveno prieš persikeldamas. Jie visi kartu nuvyko į nusikaltimo vietą, tai yra į nusikaltimo sceną, atvykdami maždaug 15 val. Duomenys iš Williamso jaunesniojo elektroninio stebėjimo įrenginio ir Buick Enclave buvimo vietos informacija sutampa su mobiliųjų telefonų įrašais. Williamso jaunesnysis, Williamso vyresnysis, Wrightas, Watersas, Rogersas, Gibsonas, Dodge Charger Hellcat ir Dodge Ram kartu išvyko iš nusikaltimo vietos maždaug 16:50 min. Į The Star rajoną Frisco mieste Teksase atvyko maždaug 17:07 val. Pažiūrėkite, kaip tiksliai tai yra. Williamso jaunesnysis, Williamso vyresnysis, Wrightas, Johnsonas, Watersas, Rogersas ir Gibsonas naudojo bokštus, kurių aprėptis apima The Star iki maždaug 21:30 val. Williamso jaunesniojo elektroninio stebėjimo įrenginio duomenys ir Buick Enclave buvimo vietos informacija sutapo su mobiliųjų telefonų įrašais. Wrightas, Johnsonas, Watersas, Rogersas, Gibsonas, Dodge Charger Hellcat ir Dodge Ram. Turiu tai kartoti, nes manau, kad svarbu, jog atskirtumėte skirtingas šalis čia ir skirtingus buvimo vietos šaltinius. Keliavo kartu iš The Star rajono Frisco mieste į Comfort Inn viešbučio rajoną, kur praleido naktį. Williamsas jaunesnysis ir Williamsas vyresnysis liko The Star rajone per naktį. Toliau sakoma, mobiliųjų telefonų įrašai rodo, kad 2026 m. sausio 13 d. Wrightas, Johnsonas ir Watersas kartu su Dodge Ram automobiliu keliavo iš Dallaso, Teksaso valstijoje į Memphį, Tenesio valstijoje.
Taigi, jei šie kaltinimai yra teisingi, jūs iš pirmų lūpų matote, kaip sunku 2026 metais miesto aplinkoje įvykdyti nusikaltimą ir nebūti susektam. Tai yra skaitmeninis pasaulis, skaitmeninis baudžiamasis persekiojimas ir gynėjams gali būti labai sunku ginčyti šių duomenų patikimumą, ypač kai derinamos skirtingos duomenų formos – mobiliojo telefono, stebėjimo kamerų, GPS sekimo, tiesa? Bet jūs girdėjote apie Comfort Inn, beje pagal priesaiką patvirtintą pareiškimą. Comfort Inn įrašai patvirtina arba, kaip teigiama, patvirtina, kad Gibsonas sumokėjo už 4 kambarius viešbutyje. Taigi dabar jūs turite finansinius įrašus, dokumentus. Tyrėjai peržiūrėjo Comfort Inn stebėjimo kamerų įrašus ir pastebėjo Wrightą, Johnsoną, Woutersą, Rodgersą, Gibsoną, Gloverį, McDanielį viešbučio viduje. Visi buvo apsirengę drabužiais. Panašiai kaip ir tai, ką atrodo vilkėjo įtariamieji pagrobime ir apiplėšime. Ir priesaika patvirtintame pareiškime yra tiesioginės palyginamosios nuotraukos tariamų dalyvių. Ką jie atrodo vilkėjo nusikaltimo vietoje palyginti su tuo, ką jie atrodo vilkėjo Comfort Inn viešbutyje. Vėlgi, tai tik kaltinimai, bet matote, kodėl visa tai kaupėsi. Taip pat yra skyrius apie tai, kaip tyrėjai rado Gibsono ir Rodgerso latentinius pirštų atspaudus ant šių raudonų solo puodelių, kurie matyt buvo palikti nusikaltimo vietoje. Pereiname prie socialinių tilko. Šitas jau aukštesnio lygio, gerai? Taigi, matyt, tyrėjai palygino Williamso jaunesniojo apibūdinimus, kuriuos pateikė aukos, su Instagram paskyra Pusheisti. Ir tyrėjai sako, kad tai sutampa. Ir jie tą patį padaro su Williamsu vyresniuoju, Wrightu ir Woutersu. Ir netgi pasirodo internete yra jų bendrų nuotraukų. O taip pat jie netgi sulygina valstybinius asmens tapatybės dokumentus su šiomis paskyromis. Ir čia turiu paminėti Rodgersą. Citata. Stebėjimo kamerų įrašuose iš nusikaltimo vietos matyti, kaip manoma Rodgersas išeina iš pastato nešinas Louis Vuitton rankinę, kuri, kaip teigiama, buvo pavogta iš MM. 2026 m. sausio 15 d. Taigi, praėjus vos kelioms dienoms Rodgersas paskelbė vaizdo įrašą Damn Fool 375 paskyroje, kuriame jis dėvi Rolex GMT Master 2 laikrodį su Oyster Steel apyranke. Jis vizualiai panašus į laikrodį pavogtą iš MM, kuris tyrėjams pateikė laikrodžio nuotraukas, kvitą ir pavogto laikrodžio serijos numerį. Papildomuose įrašuose Damn Fool 375 paskyroje matyti, kaip Rodgersas avi batus panašius į tuos, kuriuos jis avėjo nusikaltimo metu. Ir jie įdeda nuotraukas, kurios, kaip teigiama, tai taip pat parodo. Iš Gloverio Instagram pateikiu pavyzdį. 2026 m. sausio 11 d. istorijoje matyti didelis kiekis grynųjų pinigų, Rolex laikrodis, vizualiai panašus į tą, kuris buvo pavogtas iš MM, ir vietos žyma Dallasas, Teksasas, 2026 m. sausio 17 d. Istorija, kurioje Gloveris matomas su Rolex, kuris atrodo identiškas tam, kuris buvo pavogtas iš MM. Ir teigiama, kad jis gavo naują rope. Manoma, kad tai žargonas, reiškiantis laikrodžius arba grandinėles. 2026 m. sausio 19 d. Vaizdo įrašai, kuriuose Gloveris dėvi grandinėlę su pakabuku 1017, kuris atrodo identiškas tam, kuris buvo pavogtas iš BP. Taigi kaltinimas yra ne tik tas, kad viską pavogiai, bet ir tai, kad tuo gyrėsi. Dabar gynėjai sakytų, kad tai ne ta pati grandinėlė. Jie teigia, kad ji priklauso jiems. Tačiau tai gana reti daiktai, ypač jei kalbame apie tą Rolex laikrodį. Ir esu tikras, kad jie galėtų ginčytis, ar šie daiktai iš tikrųjų buvo pavogti ar ne. Bet vėlgi, laikas, aplinkybės, galimas šių daiktų retumas, tai reikia turėti omenyje. Nekaltas, kol neįrodyta kaltė. Tačiau tai sudėtinga. Dabar dar vienas dalykas, kurį turiu paminėti ir kuris vėliau gali būti panaudotas kaip įrodymas. Taigi, kai atrodo nueini iš šių vaikinų, tarkim, Instagram puslapius, kiek mačiau, jie beveik visiškai išvalyti. Jie galbūt dar turi kelis įrašus, bet atrodo, kad tiek ir tėra. Žinai, šistis dar turi daug įrašų, todėl sunku pasakyti, ar kas nors iš ten dingo. Bet jei prokurorai galės įrodyti, kad jie ištrynė kažką, bandydami sunaikinti įrodymus ar pasislėpti nuo valdžios, tai bus įdomu. Dabar, galbūt aš klystu, gal tai buvo ištrinta po jų arešto dėl kažkokių priežasčių arba po kaltinimų. Iš tikrųjų nežinau, bet tai yra kažkas, ką pastebėjau. Ir tada šiuose dokumentuose jie daro kažką, kas mano manimu yra tikrai įdomu. Ir aš tiesiog pasakysiu
pasakysiu, kad tai netgi šiek tiek gaivu. Nes šiame baudžiamajame skunde, bent jau mano analizės tikslais, jie tikrai labai aiškiai išvardyja įrodymus prieš kiekvieną kaltinamąjį. Pavyzdžiui, Lantrelio Williamso jaunesniojo liudininkų parodymai teigia, kad Williamsas jaunesnysis atvedė RD į įrašų studiją ir grasindamas ginklu privertė RD pasirašyti teisų atsisakymo sutartį. O po to paėmė RD vestuvinį žiedą, laikrodį, auskarus ir pinigus. Liudininkų parodymai taip pat patvirtina, kad Williamsas jaunesnysis buvo kambaryje, kai įvyko papildomas MM ir BP pagrobimas bei apiplėšimai. Mobiliojo telefono įrašai, elektroninė buvimo vietos stebėsena ir vaizdo stebėjimo įrašai patvirtina, kad Williamsas jaunesnysis buvo nusikaltimo vietoje. Elektroninės buvimo vietos stebėjimo duomenys taip pat rodo, kad Williamsas jaunesnysis kartu su savo tėvu buvo Staples parduotuvėje, kur, kaip manoma, spausdino atleidimo sutartį prieš atvykdamas į nusikaltimo vietą. Ir jie tai daro vėl su kiekvienu iš kaltinamųjų. Toliau sakoma, kad remiantis aukščiau išdėstytais faktais yra pakankamas pagrindas manyti, kad 2026 m. sausio 10 d. Dallaso padalinyje Šiaurės Teksaso apygardoje DeMarcus Gloveris, Demarionis Gibsonis, Gordeus Johnsonis, Darianas McDanielis, Terrence's Rogerses, Kadarius's Waterses, Lantrellis Williams's jaunesnysis, Lantrellis Williams's vyresnysis. Ir Rodnis Wrightas jaunesnysis susimokė ir įvykdė pagrobimą, pažeisdami JAV kodekso 18 dalies 1201 straipsnio A ir C dalis. Beje, kai girdite, kad jie yra kartu tame pačiame kambaryje, kol vyksta kiti apiplėšimai, tai ir yra susitarimas, tiesa? Sąmokslas yra susitarimas įvykdyti nusikaltimą. O kokie buvo konkretūs veiksmai atlikti siekiant įgyvendinti tą susitarimą? Ir kiek žinau, jei bus pripažinti kaltais, kiekvienam kaltinamajam gresia laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos. Tai vėlgi pagal Teisingumo departamentą. Minėjau tai anksčiau, paminėsiu dar kartą. Vakar įvyko spaudos konferencija. Noriu jums parodyti dar šiek tiek įrašo iš jos, gerai? Tai papildo kai kurias detalės. Ir vėlgi, tai yra Jungtinių valstijų prokuroras, kai jo paklausė apie aukas. Manau, įdomu, ką jis sako. Ši byla tikrai pabrėžia, kaip svarbu ginti nusikaltimų aukas, nesvarbu, kas jos yra ar iš kur jos kilusios. Ir neįtikėtinas bendradarbiavimas tarp tyrėjų, kurį turime ne tik Šiaurės Teksaso apygardoje, bet ir visoje šalyje. Ir mes visi dirbame kartu, kad mūsų šalis būtų saugesnė. Kalbant apie aukas, šiuo metu neskelbsime, kas yra aukos ar kas nėra. Šiuo metu nenoriu kalbėti apie aukų klausimus. Manau, kad ateityje paaiškės daugiau informacijos, kuri padės išsiaiškinti, bet šio tyrimo etape neturiu teisės to atskleisti. Taip, šio įrašo metu pareigūnai dar nėra viešai patvirtinę, kad tai tariamai nutiko Gucci Mane'ui. Kiekvienoje valstijoje ir kiekviename baudžiamajame procese yra numatytos aukų apsaugos, todėl tai reikia turėti omenyje. Bet prisimenate, kaip minėjau, įrodymus. Tiesa, čia JAV prokuroras kalba apie tuos įrodymus ir bausmę. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl norėjau išvardyti kai kuriuos iki šiol surinktus įrodymus. Didelė dalis to buvo darbas su šaukimais ir kratos orderiais ir panašiai, siekiant plėtoti tyrimą. Todėl agentams, kurie yra čia su manimi ir tiems, kurie dirba vietoje, prireikė šiek tiek laiko nustatyti, kas padarė šį nusikaltimą ir surinkti bylą taip, kad jaustumėmės užtikrinti pateikdami kaltinimus. Iš tikrųjų, tai yra gana greitai tokio rimtumo ir pobūdžio federaliniai bylai. Todėl esu labai didžiuojuosi atliktų tyrimų. Ir jis bus tęsiamas tiek iš šio biuro, tiek mūsų FTB, tiek vietos policijos departamento. Jei būtų pripažinti kaltais dėl šių kaltinimų, areštai, kokio rimtumo tai būtų piktnaudžiavimas, ką galite apie tai pasakyti? Jiems gresia bausmės intervalas. Šiuo atveju nėra privalomo minimalaus bausmės termino. Tai yra bausmės diapazonas ir sprendimą priims teisėjas, kuriam bus paskirta byla. Tačiau bausmė gali būti nuo 0 iki laisvės atėmimo iki gyvos galvos. Ir kaip žinote, daug kas nulems vadinamas bausmės skyrimo gairės, priklausys nuo asmens. Ankstesnė nusikalstama veikla – faktas, kad vienas iš šių asmenų nusikaltimą padarė būdamas namų arešte, taigi iš tikrųjų atliekant federalinę bausmę. Jei asmuo bus pripažintas kaltu, tai tikrai bus sunkinanti aplinkybė. Didelė byla, dideli įvykiai, dideli įrodymai. Mes ir toliau stebėsime, kas bus toliau. Tačiau tai viskas, ką šiuo metu turime jums laidoje Sidebar. Ačiū, kad buvote su mumis. Ir kaip visada, prašome prenumeruoti mus YouTube, Apple Podcasts, Spotify ar bet kur klausotės tinklalaidžių. Taip pat mus galite rasti NBC Peacock platformoje. Jei norite sekti mane per X ar Instagram arba žiūrėti mano News Nation laidą Jesse Weber Live pirmadieniais, penktadieniais 23 val. Rytų laiku. Iki kito karto visi.